sutikti naujų metų. Įdomu, kad po Mumbajaus viešbučio, visose viešbučiuose dabar įrengti tokie saugikliai, kad nieks su bombom neįvyko. Nu baisu, ble. Naujaką sutiksim gatvėje ar taksi automobilį? Visi taksiai sutikus naujus metus. Jeigu taksi sutinki, sako, žinai kas bus? Labai daug keliausi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sveikinu su naujaisiais metais. Tikiuosi jos atsiminsi visą gyvenimą šitam taksi automobilį su šito bičiu, kurio nepažįstame, kuris su mumis nekalba. Ačiū, jau naujai. Jau naujai, viskas, sveikinimai didžiausia. Šį kartą nauji metai kitokie, be šampano, be įkurų, be pilnų stalų. Tik nieko nevalgom, svorio daug numesim, mane. Baisu. Neskanu kol kas, ne? Norėk gal tą Indiją prisipratyti. Reikia normaliai nuvaryti. Toj pamatysim Indijos parlamentą. Šiaip kas įdomu, kad nauji metai jiem zin, nieks čia nešaudo, nieks čia nešvenčia. Kad ir būtum išlipę, turbūt nieką nebūtumėt pamatę. Sutinki? Ar ne? Evelina. Nu nieko, Evelina, bent jau atsiminsi, taip, šitos naujus metus. Indija, taksi. Baisu? Važiavom prie parlamento, galvojom, gal šventė bus. Kažkur bombina, sproginėja, bet va stovim. Dar nebuvo tokio naujako turbūt, kad va tai va. Kažkur nowhere Indijoje. Good people is respect to the foreigner, like me. Yeah. Bad people afraid from the police, because if they give trouble to foreigner, the police will not say anything to them, just shoot them. Okay. Yeah. Because the foreigner are our guest. How Yeah. you can disturb them? Nu ką, atvarėm naujų švęsti į klubą. Einam per gatvę. Kada bėgsim? Nu, partis vyksta čia ant rooftopo. 5 eurų žmogui įėjimas. Bet Evelina apgėdėja, sako, aš nenoriu tai apsirengusiai, ne? Ne, sakė, ne. Griežtai ne. Tai ne. Ir čia važinėjom prie tų parlamento rūmų, nieko gero nepamatėm. Viskas baisu, ne? Tai Evelina, tai tikėkimės nebus tokie metai, kaip juos sutikom. Tokie patys, blogi. Einam. Nu, atėjom su vietiniais atšvęsti naujų metų. Pažiūrėkim, kaip jie švenčia. Ten šokiai vyksta. Čia lauželės turėjom. Happy New Year. Čia jų gatvės maistas. Evelina, nori paskanaut? Čia gamina. Va restoranas. Tikla. Kabo. Visi skanumynai. Tikras Indija street food turas. $100? Yes. 600? Yes. 700? Yes. And 800, yes? 800 pounds. And we got 2 beers, yeah? Pirkom po alaus. Matėt, kokia sudėtinga buvo operacija. Oi. Nu, We don't have toilet paper. Room number? 105. 105. We need a lot. Okay, thank you. Bye. Tai pirmiausia noriu padėkoti visiems draugam, kas parašė, sureagavo ir patiko mūsų pirmas vlogas. Pats nesu geras montuotojas, kai dirbau televizijoje, tai turėdavau, kas sumontuodavo. Tai nepykite, jeigu nemoku gerai montuoti ir padaryti kokybiškai. Darau mėgėjiškai, bet pabiškai tobulėsiu. Su jūsų pagalba rašykit kritiką ir atsiliepimus, nes
vesti kelionių laidą ir buvo mano viena iš slaptų svajonių. Sporto žinias vedžiau. Vytaras Radzevičius irgi buvo sporto žinių redaktorius, vėliau tapo kelionių žurnalistu. Tai man irgi šitas labai arti širdies. Ir gal vieną dieną turėsiu ir savo jau tikrą televiziją kelionių laidą. O šiandiena buvo iš tikrųjų labai įdomi, nes nesu dar buvęs tokioje šalyje. Buvau Tailande, Gruzijoje, Jordanijoje, iš čia rytų. Bet tokiam chaose, kokiam atsidūrėm Indijoje, kur tiek žmonių, kur lipa visi per galvas, kur atrodo tikrai yra per didelė populiacija visiems, sukur darbo vietas ir matosi, kad labai sunkiai žmonės gyvena. Tai, bet čia atvažiavus, tu pamatai, kaip mes gerai gyvename Europai, kokią mes tvarką turim ir kokį komfortą. Ir kai šiandien parodžiau video, lėktuvę parodžiau video, šiandien, tam savo draugelių indui, su kuriuos pažinom ir apsikeitėm kontaktais, tai jisai matė iš sraigtasparnio, kur skridom, sako, čia pas jūs taip mažai žmonių ir čia tiek vietos gyvena. Mes gyvenam labai gerai šalyje, dažnai nesusimestom, skundžiame cepelinių dangum, bet atvažiuokit čia, pavostykit tos kvapus, kurie nos riečia ir plaučių jums kenkia ir atėjo 12 metų žmonių gyvenimo. Reikia pamanyti, kas man įdomu, kad indai, jie niekada nesiskus. Ir jie vis laik šypsosi ir sako, gyvenimas per trumpas liūdėti, kodėl aš turiu liūdėti. Tai va čia galim iš jų dažnai pasimokyti, nes mes, lietuviai, jau bėdavotis ir savęs skriaus tikrai gerai mokam.